Sveiki, mėly bičiuliai ir bičiulės, mano mėly žiūrovai. Grįžtame tvarkytis prie svirno. Šiek tiek paprakaitavau, prisidariau, planavau ir kažką čia padariau. Ar gerai? Dar nežinau. Pirmą kartą darau su borteliais, niekad nedariau, tai va jau apdaužiau kampus, šonus. Padarysim kitą kartą geriau, mokomės. Šioje vietoje tikriausiai reikėtų paminėti, kad betono borteliams apačioje nenaudoju specialiai. Betonas padeda sutvirtinti ir ateityje borteliai nesminga, bet čia yra grinai testas pasižiūrėti, kaip gaunasi ir kaip formuojasi pats vaizdas tais borteliais. Ir jeigu ateityje man nepatiktų arba reikėtų kažkaip pakeisti, būtų žymiai paprasčiau ir lengviau tą padaryti. Formuojame su Sigitu toliau, visgi padarysim taip, viską surėminsim, pastatysim, padarysim. Šiek tiek operacijos buvo, 2 kartus ekskavatorių pataikėm į vamzdį, jį suvaužėm. O taip gavosi. Tai šiandien antradienis nekoks, kaip kita koja išlipė. Buvo keliai netaip dedasi, skyva, kreivom rankom dirbasi. O taip tai šiaip viskas gerai, darbo pabaiga jau, laikas greit prabėgo, tiesiog išdegė, o beveik nieko nepadarėm. Na ką, mėlėjai, šiandieną darbai tęsiasi prie padangų ruožo. Pradėjom čia metų pradžioje, bet sunkiai tos padangos traukėsi, tai sprendėm, jog atvažiuosim su ekskavatoriuku viską įsitraukti. Daugiau mažiau, ką rankom be ekskavatoriuko galėjom pasiimti, pasiėmėm. Dar liko kelios žvirgždo krūvos, tos akmenukus susikrausim, išsivešim į kiton vieton, juos perdėsim. Čia turėtų dabar gražiai augti pievutė, nebetrukdomai. Čia anksčiau stovėjo 2 kupulai, tada šiaip palei pievą matosi, kad truputį išmindžiata, netaip auga. Čia iš tikrųjų tiek reikėjo daug lentų dar ištraukti šitos pievos, pamenu, pilnų vinių visokiausių. Tai va, čia yra problema, kad čia yra tentas ir niekaip tu čia pievutė netauga. Aišku, gal po dar šiek tiek yra aukščiau, kažkas užaugo, bet nežinau, kažkaip galvoju, gal reiktų traukti tą tentą, ką jisai čia guli. Reikia pamastyti, dėl to tento šiaip būtų gerai įsitrauktis. Taip, tai lengvai įsitraukia tos padangos. O, palikta šiukšlytė. Tai dar šiandienos planas yra važiuoti į mišką, kur mes pradėjom daryti taką, jį išsivalyti, įsitraukti kelmus, pažiūrėti, kaip sekasi traukti ekskavatoriukų kelmus. Dangelės sukrautos, išvežtos, šiek tiek mešlinėlis gavosi, visais tom padangom gaunasi purvynas, pagaliau nebebus šitų padangų. Ar gaila? Ne, visiškai negaila, tikrai. Jau padangas žinau, kur tikrai gerai pasinaudos. Aišku, gal ne visiems patinka tos padangos, bet taip kaip mes sugalvojom, bus labai gerai ir smagu. Taigi, pagaliau atvykstame į ilgai lauktą vietą, į taką, kurį reikės pasidaryti. Apsisugu specialiai dėl to, kad su peiliu galėčiau po to save pasikelti. O tai va. Pasilyginam. Pradedam nuo pirmojo kelmiuko. Niam. Nėra ką veikti čia traukti. Čia daugiau užvažiuoti yra ką veikti. Wow. Gerai, reikia neapsiversti dar. Panašu vienas didžiausių kelmų, alksnio kelmas, pasižiūrėsim, kaip seksis jį ištraukti. Ar sunkiai, ar lengvai. Ok. Nu gerai, jau matau, kad tikrai nebus labai jau lengva.
Į šoną. Panašiausia, kad į čia galais. O! Nežinau, aš esu patenkinęs. Paėmam va su ranka tokį kupstą iš žemės iškasti, ištraukti. Super, man atrodo, su rankom aš tai nebūčiau pradėjęs tokio dalyko daryti. Dabar su ekskavatoriuku tikrai yra daugiau galimybių. Iš tikrųjų, tai kiek čia? 20-30 minučių kasamės ir liko praktiškai 4 kelmiukai mažiukai. 2 didesni ir 2 mažiukai. Perduodu estafetę Sigitui, aš einu daryti valgyti. Šiandieną pietų meniu bus picos, na bet jau taip turėtų gautis. Pasalgirdėlį virtuvėje turime sūris, saliamis, kumpis, pasta, ananasai, svogūnai, mozzarella ir šiek tiek vištienos, alyvuogių aliejaus ir miltai su mano kruopomis. Greitai. Ir iššaunam. Bum! Sudegusią picą. Na va, super. Kažkokia spalva matosi kita, čia augalinis viršui, čia toksai lyg ir smėliukas atrodo, bet grinai smėliukas. Smėlis tai tikrai dar geriau, aš tai nesupykčiau. Mums paplūdimio zonai smėliukas labai būtų gerai. Noriu pasakyti, kad labai superinė diena, tiesiog nuostabus oras ir labai smagu dirbti lauke. Super. Nežinau kaip jums, bet man labai patinka lauke dirbti. Turiu omeny, kai geras oras. Kai blogas oras ir lyja, tai tikrai nemėgstu. Bet kai geras oras, tai bet ką turbūt smagu daryti. Žiemos metu, kai valėm vandens telkinį, su Sigitu pradėjom spėlioti, ar pavyktų išsikasti nedidelį kelių arų vandens telkinuką su mini ekskavatoriu. Porą kartų pamastėm, pagalvojom ir nusprendėm, kad reikia pabandyti, pažiūrėti, kokios yra galimybės. Kaip tik radome vietą, kur greičiausiai dar prie tėčio kažkas bandė daryti tą patį tik tai rankomis. Ir mes šiek tiek paskaičiavę pradėjome savo išbandymą. Nežinau, kiek jo čia krauti man. Ir šioje vietoje gaunasi 2 zuikiai vienu šūviu. Kasant tvenkinius išsikasa nemažai žemė. Dažniausiai to žemės būna išlyginamos aplinkui iškastą tvenkinį. Na, o mes su Sigitu pagalvojom, kad čia yra ir augalinio nemažai, šiek tiek žvyro, truputį smėliuko. Taigi visą šitą galima panaudoti parko vietose, kur trūksta augalinio, gal vietomis kažkur galima ant keliuko papilti tą žvyrą ir taip susitvarkyti iškastas vietas. Per taškus rūdžiami ir kadangi šiandien penktadienis, tai norėtųsi visus šitos dalykus, kur išsipilsim, prasilyginti. Tai svarbiausias taškus reikia išsilyginti, užgydyti ir atgalvom gal kažkokio reikėtų agregato, kuris galėtų lyginti išpiltas mūsų žemės. Tai kol kas nieko nesugalvom, pasižiūrėjom internete visokiausių pavyzdžių, reikėtų gaminti, reikėtų virintis. Tai rėma, kur galėtum pilt žemę ir stumt kartu.
Aišku, didžiuosius akmenukus reikės įsirinkti, jų kažkiek yra. Čia su grėbliuku rankytėm greitai tuk. Aš galvoju, gal tada ir smėlio ant paplūdimio vežam. Nu gerai, su rūdžiamiu susitvarkom. Prasideda purvo vonios. Pradėsim pilti čia. Aha. Tiek ir įvažiavom. Padangos tarsi slikai pasidarė, jokio nebeturi sukibimo. Tai gal ne taip reikia vežti, gal reikia galų padavinėti. Antroji priekabėlė štai padaryta, iš karto strigau, tai per čia gal nebevažinėsim. Visgi, kaip ir sakiau, reikia nuo kelio galų padavinėti ir taip įsipilnėti. Ir čiukš. Čia nereikia didelę sluoksnio, tikrai. Ten reikėjo daugiau. Čia galima 3 priekabas sumesti. Ir va šitoj vietoj 5 kokias priekabas sumesti. Nu, čia viskas kitas turėtų pasiskirstyti. Bandysim šiandien ir sulygint gal. Visai nemažą grūvelę jau įsivesim. Aha, jo. Tai molis visgi pas mus čia yra. Bandom čia susipilti. O to gal tenai susipilsim, nu žodžiu, reikia per 3 vietas pilti. Atsidarom putelį. Čia tai labai gerai, bordurėlis gavosi super. Nepapasakojau iš tikrųjų, kai mes šiam pasivaigėm. Tai šitą dalį beveik visą padarė Sigitas. Šaunuolis tikrai nerealiai pasidarbavo, aš buvau išlėkęs apipirti visiems dalykam. Pasidėsim šiek tiek žemių, levelės ir akmenukai. Netolės bartelė esu. Taip, mūsų bunduko buvo. Naujasis takelis. Dabar visgi priekabas pilnos pakrovės nevažiuoju. Gal šiek tiek būtų per pavojinga. Bet va, su duše galima prasirašinėti. Čia tą šaką reikės nusikirpti būtinai. Ir kažkuria tai iš duobių. Visai arti tokios ribos, nepersistengiam. Va, išsipilsim, po to pasistumdysim. Pavėsinį.
Tiesa, kaip tik privažiavom prie pavėsinės. Važiavom prie pavėsinės, tai norėjau pasakyti, kad čia yra mūsų uosinės grindys, iš uosių mūsų ištrauktų. Nieko nedažėm, nes galvom, kad tiesiog dažai negražiai atrodo ant grindų. Tai metai grindims, lauko sąlygom uosiniam, 3 cm storio. Kol kas neįsilankstė, bet kitais metais gali būti įsilankstys. Paskilinėjo, taip, prabangės tokios gal visai grindys, nežinau. Bet gana gerai pasidarėm, man patinka. Mažiau kraunam, kad račiui lengviau būtų ir nesidaužytų. Aliuja. Čia įsipilam. Atvykstame prie mamų koplytėlės. Dabar važiuojame į vietą, dėl kurios aš dabar daug galvoju, ką čia padarius. Čia yra labai daug šaknų visokiausių. Toks kaip tramplinas gaunasi. Aš galvoju, gal čia reikia atvežti tų žemių. Dabar galvoju, o gal čia prie mamų koplytėlės išbert. Norėtųsi tenai, ne? Rytoj taip pat ledusio išsiunčia mums, tai pirmadienį turėtume turėti ir galėsime tvarto lempas padaryti ir pasibaigti. Šiandienos mano darbo laikas buvo įvykdytas pilnai, išpildytas, viską, ką norėjau, tą padarėm. Aha. Viskas, pilk. Gerai, gerai, nekėliau. Norėjau padėti, kam jiem čia prakaituot? Dar biškį priekį. Kaip įsipylė lengvai. Aha. Tai kitą mėnesį, balandžio viduryje, jau sueis metai, kaip turim ekskavatoriuką. Virš 200 valandų bus pradirbta, ko gero. Jau dabar yra 170. Kol kas buvo tik tai kompiuteriukas sugedęs. Aišku, 200 valandų per metus, aš manau, kad tai yra visiškai juokingos valandos, nedaug. Bet darbas įvairus, ne tik kasti, bet ir kelmus surauti, akmenis kovoti. Iš tikrųjų, tai labai šaunus pagalbininkas. Esu labai patenkintas. Iš tikrųjų, tiek daug padedantis įrankis ir tiek daug laiko taupantis, tai nusiskundimų neturiu, nebent vienas, kas būtų, kad galėtų šiek tiek varikliukas hidraulinis būtų stipresnis. Neatvaikia. Ko neatvaikia? Damperis. Sulūžo? Stipriai? Nebebus. Nebus damperio? Ašis būtų. Ašis? Ai. Ok, nuvažiuojam patirinėt. Na kągi, tokia lengva problemėlė. Ir štai taip baigėsi mūsų kelionės aplink parką. Okay.
Šangų nesuplėšė? Man atrodo, kad nieko, tik tai pačiaš. Nu, bet damperio mums sunkiai seksis. Nežinau, ką aš be pasakyti. Tai Veškės priekab, aš su Vanianu važiuoju, pasitvarkysiu, užgesinsiu. Ir nežinau, šiandieną netikėtai virinam. Neturim iš ko? Matai, pagal tai. Aišku, žinai. Kas čia yra? Čia yra aliuminis, ne? O čia yra geležis. Aš turiu tokią idėją, žinai. Nu, būna ir taip, aš nežinau, nieko nepadarysi, nu, ką lūžo, tai lūžo. Galima važiuoti su ekskavatoriu, realiai galima važiuoti su ekskavatoriu miškan, nevirinam šiandien. Važiuojam, susilyginam tam, įsitraukiam kelmus. Pasigalvot gal iš tikrą tada beveik galvotis dviašę, kad 4 ratais. Nes pagal tai, kiek rauna, matai, koks svoris. Nu jo, jam čia tikrai per didelis buvo krūvis. Kai vakar važiavai, aš mačiau, kad ratai va taip, žinai, kartais daro. Aš galvau, kažkada tai tikrai lūž. Ir turėjau lūžt, aš tai ne... Dar va čia biškai jaučiu per duobę pakratę. Jo, ne 10 kg vežiojom čia. Gal ir 300-400 kg mažiausiai gali būti pakrauta, jeigu ne pusę tonos. Na tikriausiai taip ir nutinka kartais tie dalykai lūžta. Dėl šies tai ir aš buvau beveik teisus. Sakiau, kad kas lūž pirmiausiai, tai lūž ašis. Nu šiuo atveju šiek tiek keičiasi planai. Greičiausiai šeštadienis sekmadienis mano bus pravirintas. Na, nieko nepadarysiu. Tai dabar atvykome į dar vieną vietą. Čia norime tiesiog pasitvarkyti problemėlę, tai šaknis, jų daug yra išsikišę, jos trukdo žoliapjovei važiuoti kartais, daužosi deka, daužosi peiliai, tai to norėtųsi išvengti. O didesnė problema yra tai, kad tiek mokiniai, tiek suaugę kartais bėgdami ant šitų šaknų užkliūna, pargriūna. Tai sprendimas būtų porą priekabų atvežti, įsilyginti, paslėpti šaknis ir viskas. Čia pasrudžiamiukas susipresuos. Skaitykim, darbas čia padarytas. Ką tik viena priekabėlė nieko nereiškia iš tikrųjų. Čia reikėtų dar kokių 4-5. Važiuojame dirbti toliau. Esam prie mamų koplytėlės. Bažnytėlės tokios. Irgi meilė šiek tiek trūksta, reikės pasitvarkyti su ją. Bet ne dabar. Dar viskas yra gerai kol kas. Taip, na ir čia pradėsime po to kelmus lūpti, kurie jau čia kurį laiką trūkdo ir ne vietoje yra. Kažin, ar yra sunku krūmą įsitraukti va tokį? Šiaip visai gerai įtraukęs tie krūmeliai. Aš galvau, kad jie bus didesnė problema. Čia norėtųsi visgi kitokio kaušo, tai laukiu, kol Sigitas baigs kasti tą priekabą. Šitą medelį reikės dar nupjauti, tai irgi jis čia kaip yra legyvas, bet ten lūžęs, pasirėmęs. Nelabai tvarkingai atrodo, reikia iššalinti. Čia taip pat įsitrauksiu akmenuką ir šitą kelmą. Ben jau pabandysim įsitraukti kelmą. Ir dabar važiuoju pasibandyti ištraukti su planiravimo kaušu tokius jau supūvusius kelmus, kur ten gal realiai net ir su koja galėtum juos paspardyti. Na bet kam koją naudoti, jeigu gali tiesiog paimti ir įsitraukti. O čia tokie... Jo, su koja spirtelėjau, viskas pajudėjo. Net nepajaučia. Gal net ir rankom galėtum ištraukti kokį kelmiuką, ne? Taip, tai mano užduotis dabar čia yra įsilyginti, kiek galima daugiau, kad nebebūtų jokių iškilimų, nes čia mes šinaujam, čia yra svadinis mano tėčio eksponatas, malaidinių samsara. Wow. Puola akmenis. Taigi profai moka tai va. O, šiaip ne taip pagaliau atlūžta.
Vyras įsitraukė. Mėly bičiuliai, jeigu pažiūrėjote video iki čia, esu jums be galo dėkingas. Nepamirškite paspausti patinka, prenumeruokite kanalą, parašykite gal kokį komentarą. Na, o jeigu bendrai, tai šiek tiek nusikėlė mano video montavimai. Per vasarą pavargau, perkaitau, visko buvo, tai tiesiog norėjau pailsėti, niekur nespausti. Viską, ką veikiam, tikrai filmavau. Na, o jau ateinančiom savaitėmis turėčiau pradėti kelti reguliariai ir pasivyti iki to, ką jau šiandieną prigalvojom ir pradėjom daryti. Tikrai galiu pasakyti, kad labai dideli projektai prasidėjo pas mus parke. Taigi, ačiū, kad žiūrite ir iki kito epizodo. Iki.